Socialiai remtinas būstas. Kam ir už kiek? Ir ne bet koks. Jonavoje vos už 30 km nuo Kauno dedasi įdomus dalykai. Esame Rimkų mikrorajone. Štai namas. Ne šiaip koks, moderniausias mieste. Autonominis šildymas, kai kur butai per daugštus. Labai brangus butai čia yra. Įsipirkti reikia labai brangiai. Čia iš 2 aukšto kaimynės dukra iš Vokietijos grįžusi. Tai čia 3 aukšte įsitaisė. 100 berods kainuoja šiai dienai. 190, man rodos, kainuoja su daliniu remontu. Vadina jie elitiniu ir čia gyvena elitiniai žmonės, tai iš tikrųjų gyvena čia paprasti žmonės, kad ir mes čia ne kažko. Aš pati dirbu auklėtoja ir paėmė žmonės paskolas. Tiesiog jauni žmonės norėjo gražiai gyventi ir tikrai ne visi čia verslininkai. Visą grožį ir žinoma kainą gadina vėlinės tvoros ir nebaigtos statybos. Bet čia ne pats blogiausias dalykas, kas gali nutikti gyvenime. Būtume žinoję, nors kažkokia kalba būtų įėjusi apie tai, kad čia toj daly kažkas bus. Tikrai būtume neįsigiję tų būstų. Tai vienintelis naujos statybos namas. O tokios, kaip įprasta, gal didmiesčiuose pas mus tokį vieną statė ir ta pati statyba nepavyko, nes, kaip matot, tas namas yra neužbaigtas, jis yra nepriduotas, yra priduota viena tik tai laiptinė ir tai yra dalinis baigtumas ir šiai dienai praktiškai statytojo nebeliko, nes statytojas bankrutavo. Tai ten su to namo neužbaigimu irgi yra tam tikrų problemų. Tai tremtinais kažkas dar rūpinasi. O kuris gali pats pasirūpinti savim, tai jau kaip ir nebereikia jo nuomonė, niekam nebeįdomi. Čia pirmas aukštas. Ir manęs klausia, gal kokios 4 šeimos, ką nors sužinosit, pasakykit, jau ten norėtų įsigyti. O dabar viskas jau čia nebėra viečių parduoti. Žemaitės namo gyventojai pasipiktinę, kad savivaldybė neperspėjo apie nepageidaujamą kaiminystę. Bet taip jau yra, kaimyno nepasirinksi. Va čia yra 6 aukšte loftai, per 2 aukštus butai ir tokiuose būstuose gyvena socialiai remtini žmonės. Aš nelabai suprantu, dėl ko žmonės baiminasi žodžio socialinis. Aš tikrai turiu patirti darbą su socialiniais būstais ir toli gražu ne visi tie žmonės yra kažkokie asocialūs. Tai yra ir našlaičiai, tai yra ir neįgalius vaikus auginančių šeimos, tikrai yra visokių. Mes mieste iš viso rajone turim apie 1000 socialinių butų ir nėra tokių problemų, kad jeigu socialinis, tai reiškia socialus. Čia jokių būdų taip negalima traktuoti. Ir būtų kainos sumažėjo? Nieks nebeperka. Aš nežinau, kiek tos kainos kris, bet jos kris. Socialinio būsto nuoma yra labai nedidelė. Jis skiriasi nuo vietovės, nuo pastato konstrukcijos ir taip toliau. Bet pavyzdžiui, Rukloje socialinio būsto nuoma 2 kambarių kainuoja į mėnesį 2,5–3,5 euro. Jonavoje tai gali siekti 10–15 eurų. Bet iš principo, lyginant su rinkos kainom, tai yra labai pigu nuomoti savivaldybės būstą. Mes pirkomės, ėmė žmonės paskolas. O čia dabar įkel žmonės išlaikytinius iki gyvos galvos, kuriais reikia rūpintis. O mes mokesčius mokam viską ir niekam nerūpim. Neįdomus visai niekam. Tokie atrodo blogesni netgi už tuos, kaip pasakyti, be jokių teisių, be nieko. Nei susitiko su mumis kas, niekas. Kad kažkaip atsižvelgtų, žinom, ir Panevėžy buvo ten panaši problema. Tai ten kažkaip nebestatė toj vietoj, kur žmonės prieštaravo. Čia 2 laiptinės, 2/3 žmonių atės. Šiandien Jonavos rajono savivaldybėje eilėje į socialinį būstą laukia per 300 žmonių. O dabar prasideda pats įdomumas. Savivaldybės regis privalo socialinį būstą įrenginėti aukščiausios A kategorijos name. Kadangi Jonavoje A kategorijos namų nėra, bent kol kas, šis Žemaitės gatvėje esantis namas būtų išeitis. Manau, socialinės apsaugos ir darbo ministerija žiūrėjo vėlgi taip, kuo didesnė energetinė klasė, tuo taupomi resursai pigiau tam gyventojui ir taip neturinčiam po, kaip sakyti, didelių pajamų susimokėti už viską.
pagal visus šių lėšų panaudojimo prioritetus turėtumėm didžiausią dėmesį skirti energetiniam efektyvumui. Tai yra pirkti kuo energetiškai efektyvesnius butus, kurių išlaikymas kainuotų pigiau, nes juos gauna socialiai remtinos šeimos, kurių yra net pajamos ribojamos. Vadinasi, mums aktualu, kad žmonėms tų butų išlaikymas būtų pigus. Na, suprantama, savivaldybė skaičiuoja pinigus. Kuo modernesnis būstas, tuo ir mokesčiai už šildymą mažesni. Nejaukiai turėtų pasijausti šeimos gyvenančios senos statybos name, kiauromis sienomis ir iš minimumo, bet mokančios visus mokesčius. Bet šį kartą ne apie tai, kur dėti remtinas šeimas, kurių daug ne tik Jonavoje, bet dar daugiau aplink Jonavą. Atskirti ar integruoti, nematyti ar padėti. Dalinai vienam pastate yra patogiau, nes patogiau susirinkimus gyventam organizuoti, patogiau vaikų teisių apsaugai, kažkam negul vaikščioti po visą miestą, kaip po vieną, po du butus name. O tas, nežinau, ten jie labai daug akcentuoja, kad koncentracija viename pastate socialinių būstų, tai tarsi labai didina tų žmonių blogą elgesį, tarsi viens nuo kito užsikrečia blogų elgesių, bet nelabai noriu su tuo sutikti. Iš tikrųjų, čia nuo tų žmonių, kurie nesaugo, tarkim, neadekvačiai elgesi, ar jie yra ten kažkokie kitokie, jie ateina ir iš kito namo. Čia ateina ir čia mum ir garažo duris sulaužė, ir stiklų pridaužė, tų žmonių yra visokių ir jų yra visur. Bet kodėl tada juos visus suburti į vieną vietą? Nes sako, kad atskirs kiemą, taigi neužtversi čia kažkokios aukštos tvoros. Čia, taigi jeigu ateina iš kito namo, o čia tai gyvens prie pat. O tai, manot, o kur dėti tas remtinas šeimas? Kaip jūs dabar? Po visą miestą, kaip užsienyje. Duoda geriausiam rajone, Anglijoje taip pačioj būstą, kad žmogus integruotųsi į visuomenę, kad iš kaimynų imtų pavyzdį. O kas čia kokį pavyzdį jiems? Mūsų vaikai kokį pavyzdį jiems, jeigu čia besikeikdami aplink lakstys su kokiais bambaliais, pijokai. Aišku, jeigu būtų žmonių filtracija normali, kad neprikeltų žmonių, tokių, kurie tik būstui reikia, o toliau kas ten už jį mokės ir kokią palaikys tvarką jame ir būklė to būsto bus neįdomu, tai tada taip. Aišku, nenorėčiau savam kieme turėti, jau turim čia, šitam name. Ką jūs turit? Šitam name daug gyvena, o šitam tokių asocialių šeimų. Vaikai be priežiūros, policija labai dažnai greitosios lankosi, gaisrinės 4. aukštą lipa su kopėčiom. Gal ir prieš, nesinorėtų, kad čia tokie visokie vaikščiotų, suprantat. Kokie visokie? Tai va, ir išgerintis, ir valkatėlį kokie, čia užtenka ir tam rajone to yra. Pavyzdžiui, kaip imigrantai, tai taip, nieks nenorėtų. O taip, pavyzdžiui, jeigu yra žmonių daug, kur neturi kur gyventi. Gyvenimas gal taip susiklostė, ar kaip. Kodėl? Kodėlgi net, jeigu gyvena? Aš, pavyzdžiui, manau, kad socialinis būstas dar turi privalumą tokį kaimynų atžvilgių, kaimynams, kad mes tikrai reaguojam į pranešimus apie tai, kad ten subnuomos faktas, kad ten netvarkingai gyvena, kad ten triukšmauja, ardo gadina patalpą. Ir mes turim galimybę juos teismo keliu keldinti. Keldinti nesuteikiant kitų patalpų, arba jeigu yra mažamečių vaikų, tai keldinam suteikdami būstą Rūkloje, turim vieną namą, kuriame nėra karšto vandens ir jį pigiau išlaikyti. Per paskutinį 10-metį Jonavoje, Dariaus ir Girėno bei Kulviečių gatvėse pastatyti ar renovuoti 2 daugiabučiai, kuriuose įrengta beveik 100 socialinių būstų. Namai iš tiesų gražūs, tik žolė nenušienauta ir gėlių nematyti. Tikriausiai bus. Tik turim ir pažįstamų gyvena socialiai remtinuose jau tuose namuose, kur jau visi būstai remtinų. Ten baisu. Yra tvarkingų šeimų, kurios kenčia. O kur vaikai eina į mokyklą ir jie gėdinas pasakyti, iš kokio namo jie, kokiam name gyvena. Slepia. Čia ir socialinė problema tokia. Bet vaikai irgi kenčia, kur būtų po visą miestą būtai. Tai ėjo kaip normalus žmogus į namą ir kas ten žino, ar jis remtinas, neremtinas, o dabar jo atsiskleidžia statusas. Ne veltui yra pasakyta lietuvių liaudės patarlė, lazdos, ubago, tirmos, nesižadėk niekada. Niekas nežino, kaip gali nutikti. Man tam pačiam gal aš neišsilaikysiu to buto, kas nors atsitiks ir man reikės valstybės pagalbos, sakykime. Tai
Vadinasi, kas aš atstumtasis jau pasidarysiu? Ne, bet jeigu esu normalus žmogus,